Klaipėdos mokslo ir technologijų parką, kuris įsteigtas 2002 metais. Prašome parodyti savo kareivio pažymėjimą ir maudymosi kepuraitę. Minutėlę. Esu Omas. Atsiprašau, nereikia. Prisiminiau anos laikus, kai čia dar buvo plaukimo baseinas Rusijos armijos kareiviams. Nebeliko garažų tankams. Kiti laikai. Tai ką jūs čia veikiate? Mūsų tikslas – žiniomis grįsta verslo įmonės, kuriančios naujus produktus ir paslaugas. Mes didiname jų konkurencingumą, piname naujus ryšius tarp mokslo ir verslo, skatiname jų bendradarbiavimą. Matai, kaip teka srovė į lapus. Tai inovacijos. Mes sukūrėme inovacijoms palankią aplinką. Tačiau atrodo, jog viskas vyktų ir taip savaime. Savaime. Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas sudaro visas sąlygas įmonėms augti ir kurti. Teikdami vis paslaugas susijusias su verslo ir viešojo sektoriaus subjektų veiklos plėtra ir tobulinimu, žmogiškųjų resursų valdymu, renginių organizavimu, mes padedame pažvelgti į savo kasdieninę veiklą kitaip ir taip atveriame kelią kūrybiškumui. Mačiau, kaip įžiebiamos lempos tokiems kaip tu, ir tu galėsi mintis paversti realybę. Labą dieną. Kaip tik pasakoju Omui, kad Klaipėdos mokslo ir technologijų parko bendruomenėje jis suvoks savo galimybės. O, mūsų bendruomenė labai įvairi. Štai, mūsų gamybinės įmonės taiko inovacinius metodus jūrinių technologijų plėtroje. O mano grupė turi specializuotą laboratoriją ir mūsų specialistai geba įgyvendinti oro taršos iš laivų, prevenciją, kontrolę ir mažinimą Baltijos jūroje. Užtat mūsų informacinių technologijų įmonės kuria naujausių programinės įrangos sprendimo analizę, logistikos paskirstimo metodiką. O, kokia didelė Klaipėdos mokslo ir technologijų parko bendruomenė. Palūkėk, o mes užsiimam projektavimo veiklą. O mūsų aukštųjų ir vidutinių technologijų inkubatoriuje visuomet atsiras aprūpinta darbo vieta ir mokslininkams bei išradėjams ir pradedantiems verslininkams, nes Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas jungia mokslą ir verslą. Oi. Kažin, ar aš sugebėsiu įsilieti tokią darnią ir profesionalią bendruomenę. Nori grįžti atgal? Ne, nesileidžiam jokių būdų, juk mano svajonė. Judam aukštyn! Mes didžiuojamės savo tyrimų centrais, kuriuose vykdomi Baltijos jūros priekrantės ekosistemų eksperimentiniai tyrimai ir modeliavimas. Mes vertiname taršos poveikį aplinkai, planuojam teritorijas ir darnią plėtrą, bei esam atsakingi už ekosistemų atstatymo mokslinį pagrindimą. Klaipėdos mokslo ir technologijų parko bendruomenė tokia įvairialypė? Taip, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko bendruomenė tai tarptautinės bendruomenės narė. Per 3 metus Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas dalyvavo 14 projektų drauge su partneriais iš 53 valstybių. O kuo naudingas tarptautinis bendradarbiavimas? Na kaipgi. Dirbdami drauge su partneriais tarptautinėse mokslinių tyrimų ir regioninės plėtros projektuose, sukuriame sąlygas technologijoms perduoti, naujiems produktams kurti, inovacijoms diegti. Mūsų bendradarbiavimo aplinka visada aktyvi. Ir aš galėčiau dalyvauti? Taip. Taip? Taip, gal esi inovatyvus, idėjų kupinas verslininkas, norintis savo išradimus įdiegti versle, gal mokslininkas? Aš tik studentas. Ne bėda, svarbu mąstyk kitaip. Drąsiau, pažvelk į rezultatus, kuriuos pasiekėme dirbdami drauge. Atėjo metas ir tau šviesti, Omai. Eikš.